Nepriklausomybės pradžioje Lietuvoje liko apie 6000 KGB darbuotojų ir bendradarbių. Viena Lietuva, važiuodama per Lietuvą, klausė žmonių, ar šis klausimas, liustracijos klausimas, KGB archyvų išviešinimo klausimas yra žmonėms svarbus. Kas kalbama bendruomenėse, ką sako žmonės? Tiek, kiek pravažiavom miestų ir miestelių, žmonės pasisako už būtiną liustracijos įstatymo įteisinimą, už būtiną sąrašuose esančių KGB, kitų žvalgybų žmonių paviešinimą. Ir pasisako už tai, kad ateityje tokie žmonės negalėtų būti politikų pareigose. Juk tai yra vidaus politikos klausimas, vidaus politikos formavimo klausimas. Nes gresia tai, kad mes esame vienintelė valstybė, kuri neišviešino svetimos valstybės, svetimų struktūrų, darbuotojų sąrašų. Apibendrinant, galima pasakyti, kad žmonėms tai yra svarbu. Ir žmonės to reikalauja.